reikalingi 3 darbai. Tai išauginti vaiką, pasodinti medį ir pastatyti pastatą. Medį pasodinau vaikystėje. Dukrą išauginau kaip liepą, išleidau žvyrą. Šiandien atliekam paskutinį darbą. Tam, kad paliktume pėdsaką žemėje, tam, kad atiduotume duoklę žmonėms. Tai pastatėme pastatą. Gerbiamas merė, priimkite į savo šeimą šį pastatą ir padėkit mums saugoti, puoselėti. Ir kad šalia jo būtų ir gatvės gražios, ir keliai sutvarkyti. Ir kad pirkėjams būtų gera čia ateiti. Taigi šiandien kviečiu jūs ir rangovo atstovą perkirpti juostelę, padėti man. Aš turbūt tarp 2 vyrų, man daug gražiau. O dabar visus kviečiu į vidų. O čia mūsų mergaitės ateities kartom paliksim. Prašom. Ne, mes susitiksim. Kviečiu visus. Nesakysiu iš viso. Dabar paprašysiu klebono, kad palaimintų šį pastatą. Vardą Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Labai gražus buvo prieš juostelės kirpimo ištarti žodžiai, mes būtininkės. Iš tikrųjų, prasmė yra didelė kažką sukurti, kažką padaryti. Smagu, kai gali dalyvauti tokioj dienoj, kai kažkas yra atsidarančio naujo, šviesaus, tvarkingo ir vėl padaryta, kad būtų patogiau žmogui. Šį dienai daug turim prekybos centrų ir pasirinkimas didelis ir konkurencija didelė, bet žinome, kad kaip ir namuose žmogus jaučiasi jaukiai, kai viską gali rasti, žinoti, kur yra. Linkiu, kad ir šita parduotuvė būtų žmonių pamėgta, mylima, klestinti, kad čia dirbtų aptarnaujantis personalas.